šįryt atskėlėm ir va, ką matom per langą. Norwegian Viva Nassau. Tai tokie vaizdai mus pasitiko ir dar geras, iš salų greičiausiai čia parveža šiukšlės, iš tų, nu, kur ten su turistais jie važiuoja, parveža šiukšlės ir išsikrauna čia va krante. Va, išsikrovinėja jie tas šiukšlės ten. Nu, saugo savo tas turistinės vietas, kad nebūtų apšiukšlintos. Nu, čia judesys nuo ryto vyksta neblogas. Šebra dirba, pirmadienis, ne juokas. Atvažiavo surinkt šiukšlių. Surinko tą šiukšlės į tą sunkvežimį. Ir čia kas liko išsitaškė aplinkui, turbūt taip ir liks. Nes sunkvežimis jau užsikūrė, ruošėsi važiuot. Pabandysiu iš arčiau paskui paveiksluot. O aš tuoj susiruošiu, varysiu savo kutvelų kirpt. Ir važiuosiu dar iki vienos parduotuvės paieškoti dalykėlių. Noriu storesnį trosą įsigyti varikliui ir dingiai prirakint ir spyną didesnė. Bet tokie norai. Žiūrėsim ar rasim. Miestas toksai busy, sakykim, biškiai. Bet pakankamai toks švaresnis negu uostas. Tai važiuoju pirmą pamėginsiu apsikirpt. Jeigu ten bus siesta ar kas, tai važiuosiu į Senukus paieškoti trosą. Nežinau ar rasiu nerūdijančią plieną, bet gal kažkaip išsispręs reikalus. Tai va, dabar parodysiu biškį miestą. Hebra valgo turbūt, pietus jau. Čia restoranas itališkas. Prabangus, su šlipsais visi eina. Tai mūsų čia neįleis turbūt. Net ir šlipsą pasiėmis. Džumba parduotuvė, kurioj vakar apsipirkinėjom ir buvo visai neblogos kainos. Tai čia bus mūsų mėgstamiausias prekybos centras pastaruoju metu, kol čia gyvensim. Ei! Varau kaip vietinis ir jau matau barbershopą. Vieną iš tų, kurią su nusižiūrėjus. Man aišku reikia Prestige barbershopo. Ten King barbershopai visokie netink, man Prestige norėčiau. O čia Roborto barbershopas buvo, bet paieškokim Prestige. Tai pažiūrėk, kaip apkirpo. Taip kaip visą gyvenimą norėjau. Šustrai. Dabar kaip bandytos atrodau. Pas Roberto apsikirpau. Nu, dabar važiuosiu į Senukus ieškoti spynos ir trosą. Gal atrasiu pilną burną plaukų. Jo, ačiū už kirpimą. Sumokėjau 8 eurus. Už barzdą ir už galvą. Vyksta gyvenimas, taksistai susistoja čianai. Kas kuom prekiauja, kas taksauja. Va, moteriškė susimokėjo pinigų, šoks ant taksą ir davai į trasą. Lietus lyja niekur dingt. Reiks eiti atgal į parduotuvę pasivaiščiau. Stovi parduotuvėje, lietus žliaugi belia kaip, apsauginis va stovi ten. Tas mėlynas visas ir turi šautuvą net pasistatys pompą, man atrodo, tipo Winchesteris.
Ir nesusimokėjai, gausi šratų, vadinasi. Degalinė. Taip. Dizelio kaina 221, tai būtų, blem, apie 3 eurus brangu. Oho. Gerai. Čiutnėjau per priekį, apsauginis pradėjo rėkti, sako, o, įkrys. Na ir įkritų. Nu va, dar vienas darbelis padarytas. Reikėjo pakeisti ventilį šitą kriauklės. Dabar čia žiūrėjau, ar leidžia ar neleidžia vanduo. Liktai neleidžia. Viskas gerai. Žodžiu, subėga, nuplaunam visus bairius. Dabar nebereikės užsukinėti ir ventilio apačioj, tiesiog plaukiant užspaudžiam šitą ir vanduo nebebėga. Čia yra pliusas. Šitas daiktas jau buvo, nu, pakorodavęs, nebeblizgantis. Tai dabar naujas, blizgantis ir dantis švariai išsivalys dabar ir turėtų ir veidas daug švaresnį, nu, kaip daug geriau nusiplauti. Dabar turim tokį naują reikalą, kuris truko apie valandą. Čia gera, dėl to, kad viskas užkirmyje, uždruskavę, tai reikėjo biškį WD-40 purkšti ir laukti, kol nu, šitas konkrečiai buvo užkorodavęs ir reikėjo laukti, kol atmirks. Seną neišmečiau, kaip tikras lietuvis, pasilikau čia šiukšlyne. Jeigu nuluš tą plasmasę, ar čia kažkas negerai pasidarys, kad galėčiau pakeisti, prižadu jį laikyti tik tai mėnesį, nedaugiau. Jeigu viskas pasiteisina, metu lauk. Nu, reiktų bent jau išmesti, nes, nu, čia visko nesusitemsi. Tai va, pasikeičiau, veikia ir labą dieną, sveiki dantis. Vidury upės nuskendęs laivas. Problemų nesudaro nuskendę laivai čia vidury upės. Žodžiu, šiukšlynas konkretus, va, šliūkšt vandenį. Išpirkęs. Viskas kaip ir gerai, kad, nu, tipo tą vandenį pil, nieko čia blogo, bet ten tokie kanalai ateina iš miesto ir viso šiukšlė suplaukia va čia į tą kampą. Nu ir paskui sėkmingai plaukia į vandenyną. Tai čia tokia ta Venecija labai smagi ir faina. Nu nežinau, man tai čia aš plaukiu ir man širdis dainuoja, kad aš čia atsiradau ir galiu savo akim pamatyti, kaip žmonės čia gyvena ir dar labiau mylėti Lietuvą. Ten, kur mes gyvenam ir kaip mes gerai gyvenam, tai, nu, man trūksta žodžių. Mes taip nevertinam tų dalykų, kai, oi, kaip mes čia, žinai, negerai gyvenam, kaip čia viskas brangu. Nebrangu. Čia atlyginimas yra vidutinis, atlyginimas yra 420, o sostiniai 470 eurų. Tai va taip va gyvena žmonės, žvejoja. Aišku, tie muitininkai visi ir visi kiti, jie biš daugiau gauna, nes gauna į kišenę nuo tokių kaip mes, kurie nenori turėti problemų ir kada eitų tikrintų laivą ten, pradėtų žiūrinėti, užsikabintų už kažko, kad čia, nu žodžiu, nėra CE ženklo, ten žinai kažkokį, nu žodžiu. Tai va, Venecijos ponios plaukia per kanalą. Čia šiaip yra upė, viena didesnių tokių Dominikos Respublikoje. Ir
Čia Žiotis, nu, čia yra Minijos kaimas. Galite atvaryti ešerių gaudyti arba karšių. O, vakarėlis į gimtadienį pataikėm, varysim. Vaikai maudas, turškės toj upiai, čia prigeri ten, žinai, taip vai būna, prigeri tą vandenį, ten spjaun tokį, žinai, daro. Bet mes kažkodėl nesimaudam toj upiai. Dėl tokių vaizdų, va, nesimaudam. Jo, šiaip šiukšlių, belė, kas čia su šiukšliam daros. O vaikai va nesuka galvos, šliumšti vandenį. O, baseinas, valio! Eik, tu savo čia klubeliai kažkokie, žiūrėk, grilius. Eina savo kaip faina. Kledė, uolos, nu žodžiu. Fantastika, negyvenimas. Šiukšlyno šlaitas. Viską meta iš viršaus ir eina link upės tvarkingai. Tie viršutiniai gyventojai iki konteinerių nedaeina. Tokie, žinai, kebabinės bairiai. Ai, suvarysim viską, upę nuplauks į vandenyną, nieks net nepastebės. Nuvarom toliau į džiunglės, ten matas daugiabutis kažkoks viršai. Čia nuskendus dar eilinė valtis. Venecija už fundį jau 7 eurų už valandą įmu. Patinka Lukai labai, kad 7 eurų įmu. Pigiai, taip? Daug ar mažai? Labai jau pigiai tetė įma už valandą, taip? Mažai. O, va, taip. Pažiūrė, ant tų šlaitų ten šiukšlės. Nu, baisu. Bet, nu, jų toks supratimas. Bet aš labai viliuosi, kad atsiras toks pat kaip ir pas lietuvis, kad, nu, nelabai gerai šiukšlim. Lietuvai tai šiaip džiauriai gerai susitvarkė ir susiremontavę, kas liečia šiukšlinimą. Ten man šlaito, belė kas, visur žiūrėk. Eina savo. O ten visur šiukšlės, 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 šiukšlės. Ir dar ką pastebėjau, tai kad parduotuviai reik, nereik, į maišelius viską pakuoja. Ir moteris pirko skalbiklį, mačiau, tai į 3 maksiminius tuos normalius maišiukus, į 3 maksiminius maišiukus vieną ploviklį supakavo, tada paėmė kitą ploviklį, vėl į 3 supakavo ir tada tuos 2 dar į vieną įdėjo, kad poniai būtų gerai neštis. Ir kas paskui daro su tom šiukšliam, va, paupį. Gaidys, žiūrėk, kažkoks Luka. O tai tau gaidys koksai. Eik tu savo, žiūrėk, kokie Būtų šlaitai. taip gražu. Tėtė, pagal? Negalim, Luka, arti priplaukt, matai, kad čia. Au, au. Oi. Oi, kokie šiukšlynai. Tokios fainas vietos, čia realiai sutvarkius, turistus galėtum vežioti. Bet, jo, tarzankė, tai čia maudais vaikai. Nuo to šakos šoka. Jo, jaučiu paplūdimys, tikrai. Bet patys jie prisidarė tų problemų dėl to, kad bijo žmonės važiuoti tą Dominiko salą, bent jau kruizeriai. Jie prigazdinti, kad čia yra labai nesaugu. Gal ir yra nesaugu, nieko nesakau, žmonės už grotų gyvena, tipo, nu, balkonai grotuoti, viskas grotuota, bet, nu, gal praėjo jau tie laikai, gal čia, žinai, buvo anksčiau. Va, bičiukas plaukė su baidarė, irklas geras, šaunuolis. Daro turbūt žvejot. Šeimą išlaikyti reikia. Šuniukai patruliai ten ant kranto duodasi. Visi draugiški mojuoja, maskatuoja rankytėm. Tikrai man tai čia faina. Pirmom dienom atrodė, kad kaip kokiam Tailande, kad visi labai darbštus dirba, kažkur laksto su reikalais, nes kitose salose tai labai daug slankiojančių žmonių tokių. Nieko neveikia. O, kaip veikia. Mojuoja draugiški žmonės, viskas tvarkoja.
Gražios vietos, superinės. Tai yra labai pasakiška, eik tu savo, aš čia varau kaip kosmose kažkam. Lem tie to šiukšlės nužiaurios yra. Prie tokių šaknų per audras ir uraganus ryšasi laivai, įplaukia į upes. Į upes tas, kurias įmanoma įplaukti, prisiriša prie tų mangrovių vadinamų. Angliškai tarės turbūt šnekas mangroves, kažkaip taip. Ir puikiai atsilaiko laivai, kad ir nuskęsta, bet tų nenutraukia šniūrų. Tai va, tai tokia pasaka mažiesiems. O mes turbūt jau suksim atgal, bet aš tikrai dar noriu tą upę pavažiuoti į viršų. Ir man rodos, kad mes važiuosim dieną ir pasidalinsim su jum visais bajeriais. Tai ten va miestas matos viršui, o čia ta upė teka šitaip. Sustojom prie krantinės, užsipilt vandens, labai pasisekė, davė vandens. Nežinau, iš čia public ta krantinė, ar čia kaip yra, bet davė vandens, niekas apie jokius pinigus nešnekė. Tai mes atrodom šitaip. Visas čigonynas ant vandens. Reikėjo išsikelt abudu inkarus. Vienas buvo gale, metu vat, su šita varyte Anchorline'as, va, mano galinis inkaras padėtas ant balkonėlio, tai aš jį įleidžiu gale, kad laivas stovėtų išilgai upės, kad neblokuotų viso eismo. Aš inkaruojas vidury upės. Nu ir nešioja mane srovė, tai biški pirmyn atgal. Tai žodžiu, kaip ir viskas neblogai. Tik tai šitas betoninė krantinė yra tokia biški pavojinga, nes jinai pakankamai aukšta ir va, kaip atrodo čia. Biški noris pasaugoti bortus, arba atstuminėti reikia, arba taip, nu, kažkaip dantis sukandus būt. O čia judesys vyksta, į ekskursijas važiuos žmonės ir jo. Tai va, užsipilsim, plauksim toliau atgal į vietą, inkaruotis, vėl su 2 inkarais. Vėl vyksta šiukšlių vežimas. O ten, kur mirksi, labai gerai matosi, bent jau man, armada, kariškiai, kuriem turi visada prisiduoti, nors truputį pajudėti norėdamas. Ir persinkaravau priekiu į vandenyną dabar. Galinis inkaras laiko srovę, žodžiu, srovės jėgą. O nuo vandenyno gausim vėjo 18 mazgų, bet čia tik iki vakaro. Tipo nuo pietų iki vakaro, tai atsistojau nosim į bangą, kad nebūtų mum bajerių. Paskui labai taško vandenį galas, kaip pakelia nuo bangos ir teškia žemėn. O čia turistus vežioja šitie visokie katerėliai. Jo, bet man tai įspūdinga su tom šiukšlėm jie kaip tvarkas. Per šonus krenta į vandenį, dzin viską plukdo į vandenyną, nesuka galvos per daug. Bet man atrodo, anksčiau iš viso tiesiog mesdavo į vandenį ir viskas. Dabar gal čia jau ale susikaupimus įvyko ir rušiuoja atliekas. Papasakosiu, kaip aš užsiinkaruoju su 2 inkarais. Gal kas panaudos šitą būdą. Ne aš čia jį išradau, bet jeigu patiks, galėsit naudoti. Išsimetu inkarą priekį su grandinė. Čia yra 5 metrai gylio. Tai aš išsimetu kokį 60 metrų, nuvažiuoju, duodu atbulom prieš srovę, išsimetu gale inkarą su juosta, ten va kampe, ir sutraukiu grandinę kokį 20 metrų
Ir volia, turiu belekiek grandinės priekį išleistos. Laivas tikrai nedreifuos. Ir gale stabilizuoja man, kad būtų laivo achteris tiesiai prieš srovę. Ir nesimaskatuotų laivas po visą upę, nesiblaškytų ir neatsitrenktų į krantus. Atplaukė prancūzas į tą upę, tą pačią, kur ir mes, ir dabar vyksta tas pačias procedūras, kaip su mum. Norėjo tikrint laivą, bet per didelis vėjas ir bangos atsitrenkė į jų laivą. Nu, žodžiu, problema. Dabar vyksta ten tie dalykai. Vėjo pučia 20 mazgų, šlykštus toksai čia stovėjimas. Tas dumblas nelaiko nifiga, mes irgi po biškį draginam, bet turėtumėm užsikabinti dar geriau ir nebeplauksim. Tai net nesinori laivą palikti tokio oro. Sėdim laive. Bet manau viskas bus gerai, jeigu ką užsikursi variklį biškį, ant laisvų apsukų į priekį duosiu, tai bus geriau gal. Nu, tai dabar prancūzas įsėdo į savo valtelę, važiuoja link savo laivą ir greičiausiai, kad bandys tipo prie krantinę švartuoti, ten tokios biški padabnesnės, bet nu, įdomu, kaip ten bus. Važiuoja į savo laivą, o pasieniečiai už mūsų. Pasieniečiai agrinai už mane su tą valtim į mūsų nesidaužė, aš spėjau kransus pasikabinti. Kransai tai yra atmušos, tie buferiai vadinami, kur minkštos pripučiamos puslės, kad nesidaužytų laivas į laivą arba laivas į krantinę. Kažkoks košmaras. Dažnas klausimas yra, kuom skiriasi ilgas kylis nuo to bulbos ar ten šiuolaikinių tų trumpesnių kylių. Aš nekalbu apie plaukimą, pakalbėsim apie stovėjimą galbūt, vadinkim. Tai pas mus yra ilgas kylis, mes stovim pakankamai tiesiai, aš verdu sriubą. Ir net nepadaręs, kad linguotų šitą viryklę. O čia supasi Beneto okeanis, 34 pėdų. Nu, aš jį žiūriu, ten viduje tai turėtų būti reikalų nustovėti. Dabar kažkaip biškį apsiraminė yra, bet taip tai jį čia taip pamėto, užmėto, kad gražu žiūrėti. Tai va. Ir draugai, prancūzai buvo svečiuose, įlipa į mūsų laivą, pradeda ale biškį judėti, tai jie jau gaudo viską nuo stalo, jau čia viskas pradės skraidyti, mes ramiai, kas yra, kodėl jūs čia taip, sako, baigtų, Dufour 385 pas juos buvo, 2006 metų laivas. Sako, prie tokių bangų pas mus jau viskas skraidytų nuo stalo, ten viską gaudyti reikia, paeit sunku. Tai va, tai yra irgi skirtumas stovint rinkaravėtėj, ta kvadratūra kylio, jinai neduoda taip smarkiai linguoti šonus. Ir aišku, svoris daug ką duoda, tai mūsų kylis, jisai sveria 4,5 berods tonas. Pats laivas visas 9,5 ar nebežiūrėjau. Nu, čia aišku, pas mus jau dabar priešvantalinta visokių gerybių, tai jau ir visas 10 ir virš 10 ir turbūt ir 12 kokį gal sveria. Bet esmė, kad labai daug sveria mūsų balastas. Jo, apie 4,5 berods tonus, tai jisai duoda ir tą stabilumą ne vien tik tai plaukiant, bet ir rinkaravėtėj. Ir aš tą labai vertinu, nes gali virt sriubą dabar.
šitų jautienos šunkauliukų. Šiaip tai nieką nevalgo, kas liečia pagamintą normalų maistą, bet kai tėtė sriubos išverda. Pabėga. Pabėga dabar. Reikia palaukti, kol vėl prieis. Man atrodo, tuo jinai jau čia išalks. Atsimink tą skonį burnoji, atsimink. Net nereikia vaikui sakyti, kada eitų valgyti.